Jonas. Eik. Ko šiandieną norėsit, ko atsiskaitysit? Kurį kambarį imsit šiandieną? Bet kurį svarbu, kad būtų. Gerai. Kokį čia papilsit? Švyturio ekstra? Švyturio ekstra, pabandysiu paieškoti. Nu, rasiu kažką. Atsiskaitysit kaip Visa, Mastercard ar Luminor? Elektron, duotų. Ir jau einame prie 11 objekto, tai buvo ko gero įspūdingiausias mums ir labiausiai išsilaikęs objektas, kokį tekę pabuvoti. Tai buvo viešbutis, Latvijos viešbutis, vienas iš istorinių objektų, jo būklė, lovos, tualetai, viskas atrodo kaip čia ir dabar palikta praktiškai. Praktiškai eik ir gali miegot. Nu, todėl kažkur. Plokštelės. Kasetės. Tiesiog kažkas atrodo ėmė ir dingo, žinai. Nu. 03:20. Liftas. Čia. Čia tas kur nebuoja. Kietai atrodo, kad... Kietai atrodo. Man kažkodėl čia. Atrodo, kad apleistam jau. Da fakt, tu pažiūrėk tualetai kaip atrodo. Pažiūrėk, aš dar taip tualetų nemačiau. Pasižiūrėk, prasme, atrodo, kad pisuarai panet. Pasižiūrėk, kaip atrodo viskas. Jo, čia, pažiūrėk, kokia konstrukcija. Bet čia, man dabar įdomu, kada mano kopruškė čia Tik čia paduodu raktelius. Kurį raktelį imsite savo kambarį? Paimam 29. Paimsim 29 raktelį. Gerai. Pilaitė. Eik tu savo. Čia tos sofos, pažiūrėk. Nu jau. Nu, ko vyrai iškasit? Ko norit? Alaus, arbatos, kavos? Ką pasirinksi, ponas? Nu, kavos gal kokios. Mašinų tada eina. O, ir veidrodis, koks čia tiek visko. 12 objektas. Apleistas kino teatras. Gana įdomus, patiko man savo atmosferą, kažkokiu tokiu, kad yra senai apleistas, bet gerai išsilaikęs. Kėdės likę, emocija ta likus. Tikrai patiko, faina erdvė. Tokioj įdomioj vietoj, tokioj nuošalioj vietoj. Nebus čia, kai visą laiką nieko įdomu. Davai. Tai patamai, pažiūrėsi. Stovykla. Čia jūsų stovykla. Tu bandysi. Nu kągi, pasitikite šiandien. Sulūžę ir sumirkę. Prasmirdę ir prasmirdę valkatos pristatomi nuo scenos. Bet jau senai apleista, ar ne? Kuris laikas jau. Lempos, viską. Visais metodas. Man iš įspūdingiausių topinių pastatų tai buvo šis 13 objektas mūsų, apleistas universitetas. Ko gero labiausiai man irgi patiko, tai tos auditorijos labai geros būklės išsilaikė, daiktų daug, kitų įdomių dalykų. Taipogi buvo gana nejauku, kai pamatėme, kad kažkada ten buvo paleista šuva ir visur prikakota, primyžniota ir atrodo, kad jis ten tuoj mūsų žuos. Bet patekom ramiai, nieko nelaužydami, žodžiu, kaip atėjom, taip išėjom, pasidžiaugiam tą aplinką tokią.
Iš išorės pastato net nesitikėčiau, atrodo visas užmūrintas, užkaltas ir niekam neįdomus. Taip pat radome ir vaikiškų žaislų, tai ko gero buvo tam tikras darželis, ar šiaip vaikam vieta kažkokia. Pastatas tikrai nemažas. Dariu pasirodo. Čia iš to pastato Tai ką neskambinti? Ne, neskambinsiu, pačiai Galiu nufilmuoti, ar nežinau. Nu, būk žmogus, nufilmuok. Kas buvo? Kur tai? Tai čia. Kas buvo? Dačia kas veikia. Aš tai sakau, aš tau žiūrėti norėjau. Tiesiog vaikštai. Labą dieną. Duris. Matas, atidarėm? Kambarėkas? Nežinau. Jau visai prie Rygos, dar mūsų kompanija sužinojo, vieną bunkerį žinojo, norėjo patikrinti. Tai gaunasi, kad jis užpiltas vandeniu, aš vienintelis, kuris turėjo botus, tai čiupau tos savo botus ir ėmiau prasibrist. Nieko per daug neradau, ką žinau, daug dujokaukių, medicinos dėžučių. Tos oranžinės dėžutės, tarp kitko, naudojamas jodui. Jodas gali būti sudėtas nuo radioaktyvumo, o gali būti vandens valymo kažkokios medžiagos. Aš žinau, nieko blato. Ką tu čia? Kelią darysi? Seniai, neapsimokai. Nieko ten gero padaryti. Jų ten pilna, žinau. Medicininės tokios. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kas patiko. Kam patiko, palaikinkit. Ir tiek. Ačiū, kad buvot kartu.